Witamy serdecznie w ostatnim, finałowym odcinku naszej niezwykłej podróży. Trochę żal, że to już koniec, ale spokojnie, nie będziemy płakać. Wręcz przeciwnie, zakończymy tę przygodę z uśmiechem, tak jak na Wileńszczyznę przystało. Barwnie i ciekawie, bo przecież każda podróż musi mieć swój finał, a najlepsze historie zostawia się właśnie na koniec. Dziś jedziemy w kierunku chyba najdziwniejszego w kształcie zakątka Litwy. Panie profesorze, skąd w ogóle tak przedziwny kształt tej granicy? Tarpukary, Pilsudskio laikais, dalis šito apendikso Dieveniškių. Pakartokim, mes važiuojam visų pirma į Dieveniškių apendiksą. Visa Lietuva ir visi, man atrodo, Vilniaus žmonės žino, įsivaizduoja, kur tai yra. Mes važiuojam į tą apendiksą ir tas pietinis šito apendikso riba yra tarpukariu buvo Lydos ir Vilniaus pavietų ir net vaivadijų riba. Tai gabaliuką paėmė Stalinas, po to užbrėžė šiaurinę tą dalį, o lietuviai norėjo. Aš esu girdėjęs, kad Stalinas paklausė, ar tik tai ne Paleckio. Tuo metu jis buvo vyriausybės vadas prie Sniečkaus po 400 metų birželio 15-osios sovietinės okupacijos. Čevovui litovcai, Justas Vincavič, Hatite. Tai Paleckis aiškiai užsinorėjo Dieveniškių, nes čia buvo aiškiai lietuviška sala. Ir ta va taip ir apibrėžė. Bet šiaip tas išvirto visą tai, kad čia visi buvo, kadangi Stalinas visada darydavo Kremliuje naktinius posėdžius, buvo vyno prigėrė visi ir pypkė užkrito ir palei pypkės konturą nupaišė. Čia tas idiotiška, tarp kitko, idiotiškiausia siena išorinių prasme visoje Europos Sąjungoje. Nėra kvailesnės sienos. Nuo Druskininkų iki Visagino tiesių taikymų yra 240 km, oficiali Lietuvos Baltarusijos siena yra 678 km. Tai va, kur įvažiuojam. O, žiūrėkit, Zobaczcie, pielgrzymka. kas čia eina, aš nutrūkau. Pielgrzymka, pomagajmy! A Ot skąd? kaip gražiai skonda. Dzień dobry. Bet paklauskim gal, ką? Może się zatrzymaj, Aniu, albo po prostu otwórz okno i zapytajmy, skąd idą. Dzień dobry, skąd idziecie? Suwałk. Suwałk. Dzień dobry. Spotkani pielgrzymi uświadomili nam, że ta ziemia wciąż prowadzi ludzi ku czemuś większemu. No ale nie zapominajmy, że my też jesteśmy w drodze. Va, žiūrėkit, trispalvė netgi, lenkiška vėliava. Aha. Kaip įdomu, mes čia gerą maršrutą pasirinkom. Ir čia garsyta Povilava, jeigu jau šiek tiek užmest akį, čiagi yra fenomenas irgi vėl Vilnijos. Tak. Čia yra Povilas Bžostovskis, ta Povilava gavo vardą nuo dvaro Założyciele. valdytojo, Povilo Ksavero Bžostovskio, kuris 1767 ar 8 metais sukūrė tą vadinamąją Povilavos Respubliką. I zlikwidował pańszczyznę. Likvidavo baudžiamą. Taip. Tak. Ir sukūrė su milicija, su parlamentu, su Kazał pasieniečiais. chłopom czytać. Taip, su mokslinimu, Tak. su pinigais, vos tai kažkoks fenomenas. Tak. Buvo net juokavim, kad yra Džečpospolita, obojga narodov, bet iš tikrųjų yra 3 Džečpospolitos. Litewska, Polska i Pawłowska. Pawłowska. Podróż w kierunku granicy ma swoje uroki i swoje rytuały. W tak odległych zakątkach Wileńszczyzny obowiązkowym punktem programu jest spotkanie z kontrolą graniczną. Wszystko przebiega spokojnie, choć nie da się ukryć, że takie chwile zawsze dodają podróży trochę emocji. Reikia paruošti dokumentus, Aha. pasiruošim. Ого, O, koks rimtas vyras. tu uważaj. Ej, Musimy legitymację Lawodiana. kupować. A, dzień dobry, jak miło. Ja przecież muszę otworzyć drzwi, bo mam dokumenty tu na samym dole. Dobrze? Już dobrze, co jest dokumenty są.
Nors vienas lietuvis. O sėdi tylis ir žodžiu. Nu, žinai, kai lenkai prispaudė mane. pavogėm. Žodžio nebeištariu. Pavogė Bubliauską. Aš supratau. Jūs su manim nepradėjot lietuviškai kalbėti. Nes jūs Tai aš pasakiau labą dieną, jūs pasakėte dzień dobry. Tai aš, O mažo ūgio. aš taip apsidžiaugiau, kad čia dzień dobry man sako, jeigu aš labą dieną. Tokiam rajone gyvenant, kaip kalbos nežinau. Aš jums linkiu geros dienos. Ačiū Jas jums. išvažiuosit vis tiek dar. O Stakų ąžuolą žinot? Jo, o Grybiškio ąžuolą važiuosit. Irgi žinom, kad toks yra. Stakų iš karto pravažiuosi Stakų kaimą. Ferma iš dešinės ir bus priešais miškelį kelias į kairę. Į kairę. Tai jums šitų kelių reikia važiuoti. Jisai toks ir platus yra, jis ten. Puiku. Na gerai. Smagu, ačiū jums labai Ačiū. labai. Ačiū. Jūs taip pat iki pasimato, kito kelio nėra. Jedziemy do dębu w Stokach. Profesor wspominał o nim od samego rana, ale uparcie nie chciał zdradzić, co czyni go tak wyjątkowym. Może teraz odkryje przed nami tę tajemnicę. Profesorze, co to za dievaitis? Sustojom prie Stakių vietovės, kaimelio, prie Stakių akmenų, konglomeratų, pasirodė žodį pridėti, ir stovi prie Stakių ąžuolo. Dabar visi lietuviai daugmaž žino Lietuvos istorijoje Vytautą. Daugmaž dabar pradėjo žinoti Mindaugą. Bet kur Mindaugas karūnuotas, nieks nežino. Kur Mindaugo tėvynė, nieks nežino. Gdzie jego korona nawet nie Ir wiadomo. nieks nežino. Tai va dabar, jau pilna iš romantizmo laikų, ir suvalkiečiai nori, ir Basanavičiaus tėvynė ieško, dabar Aukštaitijų ieškoma prie Anykščių, visą tai blefas. Mano įsitikimu, Baltarusija užsinorėjo Naugarduke, irgi blefas, nes visi žinom, kad Mindaugas suborta karūnas Rygoje gavo. Bet nesvarbu. Bet dabar tėvynė, kur tokie galėtų būti. Yra Gudavičiaus metodas. Kur vietovės yra tokie, kaip Bumblauskai, PVZ. Kaip žiūri barbarai, tarp Czyli žiūrė. pochodzące Bumbulai, bombuliukai. od Prie nazwiska. kražių. Vadinasi, jeigu yra kelmas tokių vietovių, tai vadinasi didelė tikimybė, kad tas žmogus yra kilęs iš tos vietos. Arba jo yra kaip savininko, nes formuojasi feodalinė visuomenė alodai. Tai dabar žiūrėkite. 1219 metai yra aiškiai Ževinbudas I, du broliai Daujotas Vilikaila ir Mindaugas su Dauspragu. Aiškiai kaip porom, paminėta, kad vyresnysis ir jaunesnysis brolis, vadinasi, tėvai ką tik žuvė. Ir visi žino, kad 1213 metais Livonijos žygio metu žuvo Daugiarūtis, o 1214 metais Steksė. Atkreipkite dėmesį, kur Gudavičius ieško Steksės tėviškės. Prie Šalčininkų Stakiai. Czyli to może Tai być čia ir yra tas ojczyzna ojczyzna, kodėl ne? Mendoga. Tai būtent. I to może być jego dom. Tai gali būti Jak jo dom ma domas. O kodėl ne? 1000 lat, O kodėl ne? to mniej więcej 1000 by się metai. zgadzało. Iš to paties laiko. Tai bet kuriuo atveju jis Może jau turėjo nawet būti posadził Mindaugo laikais. ojciec Mendoga. Tai va, kodėl Może ne? Mendok w jego cieniu już odpoczywał, Tai va małego būtent. domku. O gal Čia pasodino tėvas, tas Stakys ar Steksė. Na ir taip toliau. Tai ką? Czyli Sensacja! to znaczy, Mes że atradom Šalčininkus. Witold nie przypadkowo bierze żony z tych stron. Būtent. Čia yra, bent jau Vytauto laikais, čia elitas tikrai čia yra. Žodžiu, šiek tiek sustruktūrinam šitą Mindaugo laikų Lietuvą. Bet kas mums svarbiau? Vilnijos brandolys, ta, kurio šiandieninė Lietuva nelabai myli, nelabai žino, kaip su ją čia elgtis, kaip su ją šnekėti. Tie šalčininkai kažkokie keisti tokie, pyksta man tų litvinistų, nežinom, ką daryti su jais, kumščiais mojuot ar nemojuot, bet brandolys tos Mindaugo Lietuvos yra kažkur čia. Ale to również znaczy dla Polaków, że my też musimy przyznać, że geneza Wileńszczyzny jest litewska. Nu, tai čia būtų jau gražu, kai jūs tą pripažintumėt, nes kitaip čia daug šnekų ir niekai paaiškėtų jau pat, kad jūs mane visai čia nurungėt, visais parodydami, kaip žmonės kalba ir kaip toliau yra. Brawo. Pasakiau viską. Prawdziwa historyczna Tai sensacja. va, būtent. No idziemy Objąć dom. objąć. Einam. No i proszę, kto by pomyślał, że właśnie tutaj należy szukać ojczyzny pierwszego króla Litwy. Przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że w naszym programie dokona się tak ważnego odkrycia naukowego. No i że tak wielka historia kryje się w tak cichym zakątku.
Przyznam wam się szczerze, że dla mnie zawsze w mojej wyobraźni Dziewieniszki to był przede wszystkim rejon solecznicki, a rejon solecznicki no to polskość w też przeważającej ogromnej części, ponad 70% Polaków, więc wszystko musi być przesiąknięte polskością. A tu proszę, biskup Valancius, profesorze. Visų pirma, klaidingai įsivaizduoju, kad Vilniuje yra tik vien lenkiškumas, bet ir man čia netikėta buvo, kad šventoriui stovi vyskupas Motiejus Valančius, mano žemietis, Žemaičių vyskupas, tikras Lietuvos pater patria, tėvynės tėvas, jo tolimas giminaitis Domas Valančiauskas, aiškiai ta pati pavardė, kunigavo čia, ką tik mirė, išėjo į amžinybę šių metų pavasarį ir jis norėjo gulėti šalia Valančiaus. Ir jis paminėjo šitą Žemaičių vyskupą, didįjį vyskupą, iš tikrųjų šičia, nuo tokių paminklinių, ne antkapis, čia paminklas toks, bažnyčių šventoriai. Bet man patinka, kad čia Valančius. No, ja myślę, bo dla profesora podoba się wszystko, gdzie jest żółcią związane, tak. Chodźcie, poszukamy jakiejś jeszcze wysp litewskości. Jaraj. Bardzo intrygujące. Poszukując owych wysp, postanowiliśmy znaleźć też jakichś tubylców, bo jak wiadomo z antropologii, tylko oni są źródłem prawdziwej lokalnej wiedzy. Merginos, kaip gyvenasi čionais, žinant, kad visur aplinkui yra Lietuvos siena? Europos Sąjungos Ir siena. Europos Sąjungos jau būtent. Taip. Niekaip, kažkaip taip ypatingai nesijaučiam. Gyvenam ir gyvenam, netrukdom. Na, mes gyvenam ne taip arti, yra kaimai, kurie yra žymiai arčiau, kur yra ir blogiau su ryšiu. Na, mums čia šiaip normaliai, ne taip arti, nieko nejaučiam. Tik... Pasieniečių nejaučia. Nu, jaučiam, bet jie mums nieko nedaro. Šiaip matosi, kai išvažiuoja iš užkardos, tai aišku matom, bet kad nieko nedaro mums. Tai kad galbūt tie žmonės, kaip jūs, pavyzdžiui, klausėt, kad tai tarsi kažkas yra labai ypatinga, bet iš tikrųjų tai ne nieko ypatinga. Sakykit, merginos, jeigu su kažko susipažįstat, nu ir prisistatot, kad esat iš Dieveniškių ir žmonės pažįsta, žino, kur čia yra ir kaip jūs tada reaguojat. Na, dažniausiai sakome, kad jūs esame iš Šalčininkų rajono. Tikit, kad šalčininkus tai žino. Taip. Žmonės, ar ne? Šalčininkus tikrai žino dauguma. Bet tada galvoja turbūt, kad jūs esat lenkaitės. Nu, dažniausiai. Nu, tiesiog iš karto paklausiu, Jo. kaip čia. Ir tada reikia aiškinti, kad Ne, nereikia. lietuviai čia irgi gyvena. Na, šiaip tokių, Savaime aišku, kad čia gyvena lietuviai. bet šiaip tokių klausimų neužduoda. Ne? Ne. O kaip atrodo jaunimo santykiai tokie tarp etniniai? Pavyzdžiui, susitinkat su kažkokiais naujais čia kolegomis, draugais ir yra tas klausimas, kad čia lenkai, čia lietuviai, čia rusai. Yra tas išsiskirtimas, jūs Ne. kartu O visi? čia, bet gal čia jūs Nėra. nesusidurėt? Jo. Nu, yra ir lenkiška mokykla Ai, lenkiška yra mokykla? Taip, rusiškas nėra pas mus. Ir vat, kai mes bendravom, visą dvi mokyklos, mus atskiria viena siena. Durys. Ir duris, jo, atidarai duris ir ten jau lenkiška mokykla ir mes visi labai gerai bendraujam ir pas mus ateina iš lenkiškos mokyklos vaikai, mes visi sutarėm. Kaip susikalbat? Lietuviškai. A šokiai kur vyksta? Klube. Mokyklai. Mokykloje. Ir klube, ir mokykloje. Ir su lenkai šokat? Taip, visi kartu. O baratės dėl ko nors su lenkais ar nesibarat? Visiškai neturit konfliktų? Nėra Taip tokio nebuvo. barasi, galbūt tik tai žiemą sniego gniužtėmis pasimeta berniukai, taip tarpusavį šiaip nieks nesipyksta. Taip, Nėra to jausmo, kad va esi lenkas, aš lietuvis ir ten dabar pyksimės, nėra tokio. Visi draugiškai gyvena. Ach, jakie to pozytywne, żeby tak politycy zamiast toczyć ideologiczne wojny, zechcieli po prostu porzucać się śnieżkami. No ale wróćmy na ziemię. No co, kochani, zostawiamy urocze Dziewieniszki i ruszamy na Norweliszki. Szukać jeszcze bardziej skomplikowanej granicy. O, atvažiavo. Viskas. Norviliškis, žiūrėkit. Bažnyčia, no tak blisko granicy, to chyba nie byliśmy. Nie.
pierwszy kościół w Norwiliszkach wznieśli franciszkanie, którzy w 1617 roku otrzymali pobliski zamek od Doroty z Zenowiczów-Szorcowej jako jej hołd pamięci po ukochanym mężu. Dziś zabytkowy kompleks tworzy dawny budynek poklasztorny oraz kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia. Świątynia została zaprojektowana w stylu zakopiańskim i stanęła na miejscu wcześniejszego kościoła rozebranego przez władze carskie. Na przykościelnym cmentarzu spoczywają zarówno miejscowi parafianie, jak i wielu zasłużonych kapłanów. Proszę księdza, jaki wpływ na życie kościoła, parafijan ma granica? Tokį galbūt sakyčiau nelabai teigiamą įtaką padarė siena, kadangi sienos paprastai atskiria žmonės, nesujungia. Tai ta siena ypač pasijautė, kada iš Baltarusijos jau negalėjo žmonės ateiti čionai melstis. Tai po truputį palaipsniškai visas tas dalykas vyko ir netgi kunigas Domas Valančiauskas, tai jisai nueidavo ten prie sienos, melsdavosi, laimindavo šventu vandeniu, šventindavo žmonės, atlikdavo apeigas, tai aišku dabar tai... Žodžiu, man nevaidenis, labai atsiprašau, kad moteriškis atsiklaupusios už sienos, Taip. čia bažnyčios durys atvaros, jos ten meldžiasi. Taip. Taip galėjo būti, žodžiu. Tai ne galėjo, fotomontažas. tik tai ne nuo durų, netgi arčiau, taip sakant. Ale teraz Gazdomas, chyba aš manau. nie jest to możliwe. Ne, dabar jau jokių galimybių, net prie pačios tvoros yra tam tikras ženklas, kad tu jau negali eiti link tvoros, prie pat jos. I to znaczy, że jeżeli muszą trafić na cmentarz, to muszą pokonać chyba bardzo dużo kilometrów, żeby Tak, tutaj... sotni kilometrów trzeba Nawet jechać. sotniai. Oho. Nu, anksčiau tai galėdavo per Peckūnus čia pėsčiomis ateiti, čia netoli visiškai ateiti, melstis, aplankyti kapus savo artimųjų. Dabar dėja toks dalykas, kad žmonės verkia, kad negali. Šita bažnyčia būdavo pilna, jinai šiaip didelė, didesnė už Deveniškių bažnyčią. Ir čia susirinkdavo pilna žmonių, tikrai dabar tai tas jaučiasi, kad sekmadienis koks 20 žmonių ateina, o jeigu kokia šventė, tai būna ir 50 susirenka. Tai šita bažnyčia tikrai pilna buvo. Ir va ta siena, dėja tai padarė, kad žmonėms yra problematiška dabar. Štai čia kunigo Antoni Zamano kapas, kuris 45 metus čia atitarnavo, klebonu buvo šitos bažnyčios, ir jo sesers Stanislavos kapas. Jis žymiai ilgiau išgyveno, bet atidavė savo gyvenimą tarnystėj prie brolio, tai bažnyčiai, Dievui, parapijai. Ir per jį, žiūrėkit, man net siena matosi. Taip, ir čia siena matosi, kuri... Tai siena eina palei kapinių kraštą. Ne? Taip, visiškai kraštas kapinių. Tikrai, Geras. tikrai. Ja. Ojei, taigi matau, tiesiai. Taip. Man patinka šitą istoriją. Zróbmy sobie jeszcze zdjęcie tradycyjne i bardzo symboliczne dzisiaj, bo na prawdziwej granicy dwóch światów. I ostatnie. I ostatnie w tej serii. Jest! I tak, drodzy widzowie, krętymi drogami, przez historie i opowieści, przez spotkania i odkrycia dotarliśmy do ostatniego przystanku naszej wędrówki. No cóż, kochani, dobiegliśmy do końca naszej podróży, zarówno tej dzisiejszej, jak i w ogóle całej naszej eskapady, naszych poszukiwań Wileńszczyzny. No właśnie, powiedzcie, po wszystkich tych naszych wyprawach, jaką Wileńszczyznę odnajdujecie, jaką Wileńszczyznę zapamiętaliście i jak określicie tą Wileńszczyznę? Nu, man tai yra visų pirma, kad aš savo suradau, kad ta Vilenčizna yra ne tai, ką braižė Dmovskis su Pilsudskiu, kad ta Vilenčizna nėra tokia, kokia įsivaizdavo net Giedroicas, kad ta Vilenčizna ateina iš istorinės gelmės
Ir tai yra Vilniaus kunigaikštyje, Vilniaus vaivadija, Vilniaus viskupija, Vilniaus vaivadija po Liublino unijos, jau atskilus Vitebskui, Polockui, Minskui, bet išlikusi iki kažkur ten, kur mes matome pagal Ježį Ochmanskį ir Petrą Klimą. Tai man tas viskas Vilniuje. Ir man dar sik sutvirtėjo, kad mes čia labai dažnai susikoduojam į tokį problematiką, kuri yra labai siaura chronologiškai. 20 amžius. Kiek čia lietuviai pyksta, kad Lenkai Vilnių atėmė, Lenkai sako Wilno nasze i taip toliau. Ja powiem szczerze, że bardzo podobnie właśnie myślałam jak pan profesor, że dużo bardziej powierzchownie dotąd sama myślałam o Wileńszczyźnie, a ona jest dużo bardziej zakorzeniona. W ogóle ten region ma dużo głębsze korzenie, dużo bardziej fragmentaryczne, takie też przez nas mało poznane, że my tak naprawdę też nie mamy takiej wspólnej wizji jeszcze Wileńszczyzny, że też ta wiedza gdzieś o Wileńszczyźnie jest taka porozrzucana w tych różnych miejscach. Reikia turėti galvoj, kad bent jau lietuvių pusėje, jeigu aš kažkiek atstovauju ją, tai mūsų istorijos supratimas, vaizdinys ateina iš Kauno Lietuvos. Tai aš noriu pasakyti, kad taip nežinojom netgi apie tokius dalykus. Kas yra šalčininkai, kas yra Eišiškės, kas yra Vytauto Ošvyje, kas yra Vytauto elito, pavyzdžiui, Manvidų tėvonijos. Kažkur prie Geranainių, Goštautų prie Geranainių, Manvidų turbūt prie Šalčininkų. No taip toliau, žodžiu. Że tak naprawdę tu jest to sedno, esencja tej historycznej Litwy. Ir mes tą matom. Naprawdę musimy uznać litewskość również Wileńszczyzny, ale dla mnie jednak przede wszystkim Wileńszczyzna chyba jako idea, jako koncepcja przetrwała wyjątkowo dzięki polskojęzyczności u Mackiewiczów, u Milosza. I ja myślę, że właśnie musimy również przekonać Litwinów do tej idei Wileńszczyzny, dlatego że ważne jest, aby Wileńszczyzna jako idea miała swoich nośników. Tak jak kiedyś wy mieliście wizerunek na Wileńszczyznę z Kowna, tak dla nas również ten okres międzywojenny Piłsudskiego, Dmowskiego i dla samej idei Wileńszczyzny jest bardzo ważny. Myślę, że jeszcze musimy zaznaczyć to, że duża część Wileńszczyzny jest poza jej granicą nie tylko w części białoruskiej, ale również w Polsce, bo nie mówiliśmy również o migracji, emigracji, repatriacji, gdzie dużo tego nośnika, tych idei po prostu musiało te terytorium, wyjechać z tych musiało terytoriów. I tam ta idea też przetrwała. Chociażby w Palmach, prawda? Które zostały przywiezione, palmy wileńskie do Polski. I do tej genezy też musimy trafić, aby widzieć cały ten obraz Wileńszczyzny. Bardzo chciałam wam podziękować, że zgodziliście się na tą awanturę, że ruszyliście w tą podróż razem ze mną i myślę, że to była naprawdę wielka, fascynująca przygoda. Nu ir mes dėkokim, kad Barbaros čia yra daug idėjos. Ji pirmoji metė iššūkį lietuvių etnografijai, kad nėra Wileńszczyznos lietuvių tarmių žemėvėlą. I dobrze, że podjęliśmy się tej przygody i zrealizowaliśmy chyba, otwierając Wileńszczyznę na różne narracje tak naprawdę. I w ogóle na różne pomysły, aby ludzie zaczęli o tym myśleć, co dla nich znaczy Wileńszczyzna, jak można i gdzie zwiedzać, poznawać tą Wileńszczyznę. Chyba to najważniejsze, bo na pewno wszystkiego nie odnaleźliśmy, o wszystkim nie powiedzieliśmy, ale każdy, kto się ciekawi, będzie mógł tą Wileńszczyznę dla siebie również stworzyć swój taki mini świat. To prawda.